Savo laukuose esančių melioracijos statinių būklę nepatenkinti ūkininkai nuo šiol gali patys pasirūpinti krūmais ir medžiais apaugusiais magistraliniais melioracijos grioviais. Mat jau nuo vasario pradžios galima teikti paraiškas ES paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų priemonę pelno nesiekiančios investicijos gauti. Pirmiausia, turi pradėti tvarkyti nuo griovio, nes jeigu griovys nefunkcionuoja arba prastai funkcionuoja, užstatytas be brūžtvankom, tai žiotis po vandeniu ir praktiškai jos neveikia. Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos gali pasinaudoti žemės savininkai, kurių sklypai ribojasi su magistraliniais melioracijos grioviais. Tvarkomo melioracijos griovio vientisa dalis turi būti netrumpesnė kaip 300 metrų. Sutvarkyti reikia abu griovio šlaitus. Numatoma magistralinio griovio sutvarkymo projektą būtina suderinti su rajono savivaldybės melioracijos specialistais. Sužymim drenažo žiotis, susipiketuojam ir nuvažiavę į vietą paskaičiuojam sąmatą. Ir pasakom, kad už tokį tai griovių kiekį tokia ir tokia bus suma. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės pelno nesiekiančios investicijos įgyvendinimui šiemet skirta 10 milijonų litų. Priemonė kompensacinio pobūdžio. Finansuojama iki 100% tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Maksimali paramos suma vienam pareiškėjui 50 000 litų. Įgyvendinę projektus ir pasinaudoję paramą pareiškėjai privalės dar 5 metus prižiūrėti griovius. Už tai jiems kasmet bus mokamos 517 litų už hektarą dydžio griovio priežiūros išmokos. Paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos gauti renkamos iki šių metų gegužės 3 dienos.